Sveiki visi, kaip vis lasomis sveikinasi, aš Vardėnis Pavardėnis ir šiandieną padarysiu po pamoką, kaip reikia nesusikurti, kaip reikia atsisiųsti CS Counter-Strike 1.6. Tai va, pradėkime. Visų pirma, jūs turite pasijungti Google arba Mozilla, tai aš jums parodysiu kokias. Jūs galite tokią ir tuo jums parodysiu, palaukit. Va, ir dar galite va tokį Internet Explorer. Jo. Tai dabar pasijungiame, pavyzdžiui, pasijungsiu kokį Opera. Nes aš visada naudoju Opera, kas nežinoju. Dabar rašysiu CS 1.6 atsisiųsti. Dabar pasirenkame belę kokį tą, kur norite atsisiųsti. Ir pavyzdžiui, šitą paspaudžiame. Dabar paspaudžiame download arba parsisiųsti. Tai aš paspaudžiu parsisiųsti, kad jūs jau žinotumėte. Ir dabar jūs turite pasirinkti, į ką jūs norite atsisiųsti. Tai aš atsisiųsiu į desktopą. Ir dabar save. Ir dabar matote, siunčiame. Tuoj palaukite. Tai va, dabar kaip jums atsiunčia, jūs biškai palaukite kelias sekundės. Ir tada nepykite už pašalinius garsus, jei girdite. Tuoj palaukite. Tuoj palaukite. Tai va, aš grįžau, dabar paspaudžiame šitą ir paspaudžiame šitą. Dabar paspaudžiame yes. Ir va. Dabar jums išmeta šitą lentelę, va. Dabar paspaudžiame rašo Welcome to Counter-Strike install program. This program allows you to install Counter-Strike 1.6 on your hard drive. Tai va. Dabar paspaudžiame Next ir dabar va. IDK desktop Counter-Strike. Disk space needed 356 MB. Paspaudžiame šitą. Paspaudžiame OK ir tada Next. Dabar click start to install Counter-Strike 1.6. Paspaudžiame start. Bet dabar failus users visokius ten, ką reikia, dabar jums siunčia į hard driverį. Dabar jau galite arba paleisti iš naujo naršyklę, arba tiesiog išjungti. Tai dabar laukti biškį. Jo, aš biškį praleisiu, sugreitinsiu, tai yra. Jūs negirdėsit manęs, nes sugreitinsiu. Tai va, aš grįžau ir dabar paspaudžiame exit. Dabar jūs turite jūsų gražų į Counter-Strike. Tai va, tai grįšiu. Jo. Tai va, tikriausiai jums patiko tokia pamoka. Nepamirškite prenumeruoti, subscribinti ir dėto linkai bus visi descriptione. Ate.